Ingrida, ačiū visoms, kurios esate čia. Iš tikrųjų, Violeta, ačiū tau už nuostabią idėją. O kaip ir kažkas iš mūsų sakėm, atsiradome laiku ir vietą, kad atėjome ieškoti. Tai ačiū ir savo pačiai, kad gyvenime atėjau ieškoti. Iš Laimės akademijos, ką aš šiandien gavau, ko gero pats svarbiausias sakinys būtų tai, kad aš šiandien suprantu, kad aš nebeturiu niekam pretenzijų. Net jeigu prieš pusę metų aš jų turėjau kažkam, norėjau kažkas lyg atsakingas už mane dėl kažko ir visą kitą, šiandien aš suprantu, kad aš pati už viską esu atsakinga. Susivokti tai yra pakankamai sudėtinga, bet judėti turime į priekį ir einam, ar ne? Prieš gerą 20 metų, turbūt man 18 ar 17 metų, daugiau, iškai metus taip nusuksiu kelis. Pirmą kartą gyvenime mano klasės auklėtojas buvo Rimas Ulevičius, kuris per skautų susirinkimą pasakė, kad ta prasme turim pasakyti, koks yra mūsų gyvenime tikslas. Tada aš iš tikrųjų ten prie laužo, visi kalbėjo apie tikslus, atsistojau, marškinius atsiplėšus ir pasakiau, kad mano tikslas gyvenime palikti po savęs kažką. Praėjo tiek metų ir kada aš darau tikslus ir visą, ir aš suprantu, kad ko gero labiausiai mane veža gyvenime pačią vidinę emociją, tai yra noras atiduoti. Noras sukurti, duoti, perduoti, palikti po savęs kažką. Tai prasme, tu turi pats turėti viduje ką duoti, ar ne? Bet jausmas, kada tau pasako ačiū, žinau, galima įkainuoti, ar ne? Bet tą jausmą. Nes pati gyvenime esu gavusi labai daug dovanų ir labai stengiuosi žmonėm perskambinti ir pasakyti, kad ačiū už tą dovaną, kurią gavom dovaną, jinai nebūtinai turi būti materiali, ar ne? Nes, kaip ir savim kalbėjom, ar ne? Kad ačiū už dovaną, už tą susivokimą, ačiū už situaciją, kurią kažkas pasidalino, iš kurios padarai kažkokią savo išvadas. Tai ačiū visoms, kurios po gabaliuką visko duodate, ar ne? Ir ačiū pačiai savo, kad sugebu iš to lipti, nes prieš 5, 7, 6 metus teko klausyti būtos ne, prieš tai ir iš tų psichologų, ir ne, psichiatrų psichologų buvo paskaitos, kad moteris gyvenanti su priklausomu vyru, reiškia vyras neturi šansų niekada sustoti gerti. Man tada labai buvo sunku, aš nenorėjau su to sutikti. Ir vis sakau, kad yra kelias. Aš manau, kad tas kelias yra čia. Suvokti savyje, sugebėti atleisti, nes, kai man pasakė, kad aš sugebėsiu atsukti dešinį žandą ir pasakyti, kaip viskas fainiai, niekas, kad nepasikeitė, ta prasme, priimti, nes tu supranti, kad problemos yra tavyje ir ta prasme, su tom ligom išgyti, ar ne? Tai aš iš tikrųjų labai, būtent Laimės akademijos dėka, turiu labai gerus rezultatus su vyru. Iš tikrųjų su vaikais mes judam ir visai prieš kelias dienas supratau, kas mane slegia su mano mama. Iš tikrųjų pagavau. Mano mamai šiandien yra 63 metai ir jinai dar niekada nebuvo laiminga. Ir jinai visą tą velką iš paskos savęs ir bando uždėti dalį naštos man. Man jos taip pagailo, mane taip norisi